Kai girdi tas visas padėkas ministrė pirmininkė, tai atrodo, kad jau viskas, šiandien pabaiga, ministrė pirmininkė baigė savo darbą ir daugiau nieko nebus, bet taip iš tikrųjų nėra. Turės Seimas apsispręsti, o savo balso aš negaliu atiduoti. Žinot, kaip kadencijos pradžiai ministrės pirmininkės, tuo metu, kad ir kandidatavusios ministrės pirmininkės, paklausiau, ar prisims atsakomybę už visas tas nesąmonės, kurias galbūt darys ministrai. Ir ar tikrai nešite už kiekvieną kandidatą asmeninę atsakomybę? Tai ministrė pirmininkė atsakė taip. Kai prezidentas patvirtins kandidatūras, tikrai nešiu asmeninę atsakomybę už kiekvieną žmogų, kuris bus patvirtintas. Tarkim, kažkas iš kabineto, nuspręstų nepasitraukti, tai tuomet matyt, kad jau tektų pagal tokią logiką pasitraukti man pačiai. Tai taip aš esu pasirengusi tą atsakomybę prisimti. O tų nesąmonių buvo, prisėmimo atsakomybės nebuvo. Buvo tik tais dangstymai, tokių kaip pavyzdžiui Žemės ūkio ministras, kuris savo darbą, manau, atliko tikrai nekokybiškai. Taip, kad, kaip ir minėjau, savo balso, kadangi pažadai buvo vienokie, jie buvo neįgyvendinti, atiduoti negaliu už. Ačiū.